Nepastebėti Jurbarko mieste ir rajone per paskutinį dešimtmetį į gerąją pusę vykstančių pokyčių gali tik visiški pesimistai arba savo gyvenamajai vietai abejingi žmonės. Sutvarkytos ar tvarkomos gatvės, įrengti ir rekonstruoti sporto aikštynai, naujam gyvenimui prikeltos viešosios erdvės ir griūvantys pastatai, net ir pačius didžiausius skeptikus priverčia pripažinti, jog viskas įmanoma, kai yra noro ir galimybių įgyvendinti tai, kas sumanyta. Iš tolėliau Jurbarkan atvykstantys svečiai su pavydu žvelgia į kasmet gražėjantį Jurbarką ir stebisi, kodėl mes tokie nepatenkinti, gyvendami tokiame gražiame krašte. Kiek suprantu, yra viena iš seniausių Jurbarko gatvių. Labai smagu, kad jinai taip pat restauruota gražiai, kad vyksta šventė ne centre, medžiai sulapuoja, bažnyčios bokštai matosi, nuostabu. Galbūt jau ir mums atėjo laikas išmokti džiaugtis tuo, ką turime. Šiandien jurbarkiečiai jau turi galimybę didžiuotis tuo, ką turime Jurbarko mieste. Šitas multifunkcinis sporto centras, biblioteka, sporto aikštelės prie Imsrės, prie Naujamiesčio mokyklos. Visa tai keičia mūsų gyvenamąją aplinką. Kai 2004 metais, būdamas Seimo nariu, Saulius Lapėnas pirmą kartą garsiai prabilo apie galimybę prie Jurbarko Antano Giedraičio Giedriaus gimnazijos pastatyti sporto kompleksą, niekas netikėjo, jog tai įmanoma. Mažai kam tikėtina ir sunkiai gyvendinama 2007 metais atrodė ir idėja griūvančiame vaikų darželyje lopšelyje Klevelis įrengti modernę viešąją biblioteką. Tai buvo ko gero todėl, kad prieš rinkimus mes girdime tūkstančius įvairiausių idėjų ir pažadų, kurie neretai taip ir lieka neįgyvendinti. Tačiau kaip gera žinoti, jog pažadus dalinės politikas jų nepamiršta ir nepatekęs valdžion. Aš džiaugiuosi, kad tie pažadai, kurie buvo duodami 2007-2008 metais kandidatuojant į Seimą, buvo realizuoti net ir man nesant Seimo nariu. Liberalų ir Centro sąjungos frakcija Seime prisiminė tuos pradinius įdirbius ir visada atsiliepdavo į mano raginimus, kvietimus, formuojant biudžetus, skirti finansavimą šio objekto tęstinumui, galvoti jau apie šio objekto atidarimą, jo funkcionavimo pradžią. Tai, manau, didelis nuopelnas yra ir šios frakcijos narių, jų supratimo, kad pradėti darbai turi būti baigiami, o nesibaigti tuščiais pažadais. Tikrai savo krašto grožį neretai pamatome ir įvertiname tik gyvendami toli nuo namų ar sugrįžę iš svetur. Ir tik tada pripažįstame, jog savas kraštas yra gražiausias. Dažnai glumina tokie pasakymai, kad ieškau galimybės kuo greičiau išvažiuoti iš šio krašto. Bent man Lietuva prasideda būtent nuo Jurbarko krašto. Nes čia gimė mano vaikai, čia aš gyvenu. Ir ilgalaikė perspektyvai tikiuosi čia gyventi ir ateityje.